Šių metų gegužės 9 dieną Rusija organizuoja Antrojo pasaulinio karo 70 metų jubiliejų, kuris įvyks Maskvoje. Į jį buvo pakviesti ir Rytų Azijos lyderiai. Tačiau Pietų Korėjos prezidentė Park Geun-hye atsisakė dalyvauti. Viena iš priežasčių būtų negerėjantys santykiai tarp dviejų Korėjų. Kita – Ukrainos krizė, kadangi Pietų Korėja palaiko Ukrainos nepriklausomumą. Pasirodo, Rusijos pakvietimą atmetė ir Amerikos prezidentas Barackas Obama, Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Japonijos ministras pirmininkas Shinzo Abe. Tibeto oficialių atstovų delegacija lankėsi Jungtinėse Amerikos valstijose. Kalifornijoje delegacijos atstovai susitiko su JAV Respublikonų bei Demokratų partijos atstovais. Delegacijos vadovas pristatė pasikeitimus Tibete po 1965 metų. Kaip teigia China Daily savo pranešime, Tibetas tik centrinės valdžios dėka pasiekė ekonominę gerovę, socialinės bei sveikatos apsaugos užtikrinimą. Taip pat atstovai sugebėjo paneigti Dalai Lamos siekį įgauti autonomijos Kinijos sudėtyje, teigdami, jog Tibetas visada priklausė Kinijai istoriškai. Anot atstovų, tokie susitikimai padės gerinti JAV ir Kinijos santykius. Japonija ir ES gegužės 29 dieną organizuoja kasmetinį susitikimą. Jo metu bus aptarta galima laisvų mainų sutartis ir apsaugos bendradarbiavimas. Lauksime žinių iš susitikimo fronto. JAV vyriausybė uždraudė kompanijai Intel padėti Kinijai atnaujinti didžiausią pasaulyje superkompiuterį. JAV komercijos departamentas, teigdamas, jog kiniško superkompiuterio tobulinimas gali pakenkti nacionaliniam ir tarptautiniam branduoliniam saugumui. Tianhe II jau 18 mėnesių išlieka galingiausių superkompiuterių pasaulyje. Į tai atsakydama, JAV vyriausybė pasirašė $200 milijonų kontraktą su Intel, siekiant sukurti savo superkompiuterį. Nesibaigianti konfrontacija tarp Japonijos ir Pietų Korėjos dėl Dokdo salos, Japonijoje vadinama Takešima, esančios Japonijos jūroje, ir vėl sukėlė nepasitenkinimo bangą. Pasirodo, Japonija patvirtino istorinius vadovėlius pradiniams ir viduriniams klasėms, kuriuose teigiama, jog Dokdo salos priklausomybė Pietų Korėjai iš tiesų yra nelegali salos okupacija. Seulas reikalauja iš Tokijaus atšaukti šių vadovėlių patvirtinimą. Tuo tarpu Japonija atkerta, jog vadovėliai yra parengti akademiškai teisingai ir neutraliai. Branduolinės nelaimės paveiktoje Fukušimoje atsigavimo ženklai. Siekiant pakeisti žmonių nuomonę apie branduolinės katastrofos paveiktą teritoriją, atidaryta nauja vidurinė mokykla pavadinimu Futuka Mirai Gakuen, Hirono mieste. Atidaryme dalyvavo 152 studentai. Japan News primena, jog dauguma Futaka apygardos gyventojų vis dar lieka evakuoti iš pavojaus zonos. Pietų Korėjos vyriausybė nusprendė įgyvendinti darbo rinkos reformas. Buvo nuspręsta nedidinti atlyginimo aukšto rango profesionalams, taip sudarant darbo vietas jauniems žmonėms. Sutiko pagerinti kontraktinių darbuotojų darbo sąlygas, pamažu didinti minimalų darbo užmokestį, padidinti socialinę pagalbą dirbančioms motinoms, iš lėto mažinti darbo valandų skaičių per savaitę nuo 68 iki 52. Taip pat vadovybė ir darbininkams leista savarankiškai nustatyti aukščiausio darbo užmokesčio sistemą. Nenukrypstant nuo ekonomikos temos, reikėtų paminėti šio mėnesio Kinijos eksporto rodiklius. Vietoj planuoto 8% augimo, kinų netikėtumui užfiksuotas 14% kritimas. Tai didžiausias eksporto rodiklių nuosmukis Kinijoje per pastaruosius 13 mėnesių. Primenu, jog šiais metais užfiksuotas mažiausias Kinijos ekonomikos metinis augimas per 25 metus. Panašu, jog stagnacija tęsiasi, o pasak BBC žurnalistų, kito mėnesio rodikliai bus panašus. Japonijoje mirė seniausias žmogus pasaulyje. Ponia Okava mirė būdama 117 metų slaugos namuose. Kovo 5 dieną ji dar šventė gimtadienį su savo 92 metų sūnumi, tačiau jau buvo praradusi apetitą. Ankstesniuose interviu ponia Okava teigė,
jog norint ilgai gyventi, reikia neužmiršti ne tik miegoti naktį, tačiau ir pamiegoti dieną, bei sveikai maitintis. Šių metų balandžio 12 dieną Topolyje, Libijos mieste, buvo nušauti 2 Pietų Korėjos ambasados sargybiniai ir 1 sužeistas. Manoma, kad dėl įvykdyto nusikaltimo atsakinga ISIL, kitaip žinoma kaip Islamo valstijos organizacija. Aiškinamasi, ar šio užpuolimo buvo taikomas į ambasadą ar į sargybinius. Cigarečių pardavimai Japonijoje mažiausiai per 24 metus. Šių pardavimų tyrimai pradėti dar 90 metais. 2014 metais pardavimai Japonijoje smuko daugiau nei 9%. Per pastaruosius metus Japonai surūkė daugiau nei 179 milijardus cigarečių. Balandžio 12 dieną Japonijoje moteris pagrasino savo vyrui peiliu ir įpjovė kairįjį jo žandą. To priežastis vyro bandymas paliesti sūnų, nenusiplovus rankų po tualeto naudojimuose. Tikimės šiandien sužinojate ką nors naujo ir sakome iki kitos savaitės.